Sveiki visi. Aš esu Snieguolė, dar mane vadina Snow. Tie, kurie mane pažįsta, nenustebs matydami mane šiame vaizdo įraše, nes dauguma žino, kad man labai rūpi mūsų Piterboro bendruomenės narių sveikata ir gerovė. Šiandien norėčiau su jumis pasidalinti savo asmeninę patirtimi, kaip jaučiuosi metusi rūkyti ir tikiuosi, kad ir jūs tai įkvėps pokyčiams. Aš mečiau rūkyti, nes norėjau būti sveikesnė ir galėčiau džiaugtis ilgu gyvenimu su šeima ir artimaisiais. Yra keletas įžvalgų, kuriomis noriu su jumis pasidalinti. Taigi, pirmas dalykas, kurį pastebėjau metusi rūkyti, buvo tai, kad nustojau nuolat kosėti. Dingo erzinantis sunkumas krūtinėje, aš pradėjau kvėpuoti lengviau, o anksčiau buvęs įprastų jausmas, lyg kažkas braižytų iš vidaus, išnyko. Antras dalykas, metus rūkyti pasikeitė mano veido oda. Dingo bėrimai ir sausumas, oda tapo skaistesnė ir švelnesnė. Trečias dalykas, sutaupau nemažai pinigų. Cigaretės man kainuodavo apie 6 svarus per dieną. Todėl dabar prie šeimos finansinės gerovės aš tam tikrą prasme prisidedu ženklę sumą, apie 2000 svarų per metus. Ir galiu išleisti šios pinigus tam, kas yra kur kas svarbiau už rūkalus. Ketvirtas dalykas, sustiprėjo mano imunitetas ir atsparumas ligoms. Dabar, kai nerūkau, yra daug mažesnė tikimybė susirgti tokiomis kritinėmis ligomis, kaip plaučių vėžys ar širdies infarktas. Man tai labai svarbu, nes noriu kuo ilgiau išlikti sveika ir aktyvi. Penktas dalykas, pastebėjau, kad dabar, kai nustojau rūkyti, net mano drabužiai kvepia gaiviau. O tai, žinoma, maloniau ir man, ir šalia esantiems žmonėms, ypač vaikams. Kai dar pati rūkiau, nepastebėjau, kad kvapas įsigeria į drabužius, o dabar, kai šalia manęs yra rūkantis žmogus, aš užuodžiu rūkalų kvapą ir suprantu, kaip turėjo jaustis kiti, kai rūkiau aš. Žinau, kad pačiam mesti rūkyti yra sunku, todėl noriu paminėti apie prieinamą nemokamą pagalbą. Draugiškoje Healthy You komandoje yra konsultantai, padėsiantys jums jūsų kelionėje. Taip pat galite gauti pagalbos ir patarimų bendruomenės vaistinėse savo rajone. Norėdami sužinoti daugiau, žiūrėkite šį vaizdo įrašą iki galo. Taigi kviečiu visus šiuo metu vis dar rūkančius atsisakyti šio žalingo įpročio dėl savo bei savo šeimos sveikatos ir gerovės. Ne nuo pirmadienio, ne nuo naujųjų metų, o dabar. Nėra geresnio laiko nei dabar, kad pradėti jaustis geriau visą likusį gyvenimą. Darykite tai dėl savęs ir dėl žmonių, kuriuos mylite ir kurie myli jūs. Sveiki, mano vardas Laura, aš esu Piterboro Healthy You komandos konsultantė. Šiandien norėčiau pasidalinti informaciją apie tai, kokia yra galima pagalba, norint visam laikui atsikratyti žalingų įpročių rūkymo. Visi žinome, kad rūkymas kenkia ne tik mūsų sveikatai, bet ir bankų sąskaitai, tačiau lygiai taip pat suprantame, kad mesti rūkyti nėra lengva. Healthy You siūlo nemokamą individualią pagalbą pritaikytą būtent jūsų poreikiams. Šią paslaugą gali pasinaudoti bet kuris rūkantis vyresnis nei 12 metų amžiaus asmuo, gyvenantis Piterbore arba registruotas medicinos įstaigoje Piterboro mieste. Healthy You komandos nariai viską paaiškins ir padės jums gauti reikalingas prieinamas medicininės priemonės, padėsiančias mesti rūkyti. Tai apima pakaitinę nikotino terapiją, pavyzdžiui, pleistrus, kramtomąsias gumas, burnos purškalus, elektroninės cigaretės ir net receptinius vaistus tokius kaip vareniklinas. Bendravimas su konsultantu vyksta kas savaitę, atsižvelgiant į jūsų užimtumą darbe ar savijautą, galimos konsultacijos telefonu arba jums pageidaujant susitikimas akis į akį viename iš bendrosios praktikos medicinos įstaigos kabinetų ar bendruomenės klinikų. Nesijaudinkite, jei jums netinka nei vienas iš šių variantų, nes nemokama pagalba taip pat gali būti teikiama ir per Smoke Free programėlę. Taigi, kas vyksta per sesijas su konsultantais? Pirmiausia, įvertinama jūsų priklausomybė nikotinui, pasikalbama apie rūkymo įpročius ir motyvaciją atsikratyti šio žalingo įpročio. Tuomet, kartu su konsultantu išsikeliami nedideli, pasiekiami tikslai ir susitariama dėl datos, kada mesite rūkyti. Visada atsiminkite, kad Healthy You konsultantai padės jums visų procesų metu kiekviename jo žingsnyje. Galvojate pamėginti? Štai kaip galite pradėti.
Pasikalbėkite su savo šeimos gydytoju ir paprašykite, kad jis jūs nukreiptų, arba kreipkitės patys pasinaudodami internetiniu puslapiu www.healthyou.org.uk. Skambinkite telefonu numeriu 0333 005 0093 arba parašykite elektroninį laišką adresu healthyou@healthyou.org.uk. Galite ir tiesiog išsiųsti trumpąją žinutę telefonu numeriu 60777, jos laukelyje įrašydami Healthy You. Nesijaudinkite dėl tarifų, skambutis ar žinutė jums nieko nekainuos, o Healthy You komandos nariai yra pasiruošę jums padėti kiekviename žingsnyje. Taip pat galite kreiptis į savo vaistinę. Padarykime tai kartu. Noriu pristatyti jums Keishow. Jis yra vaistininkas. Ar žinojote, kad jūsų bendruomenės vaistinėje dirbantys specialistai gali patarti ir padėti jums mesti rūkyti? Mes žinome, kad atsisakyti rūkymo įpročio pačiam gali būti sunku, todėl norime pasidalinti informaciją apie tai, kaip ir kuo jums gali padėti jūsų vaistinės darbuotojai. Ar žinojote, kad esant tinkamai pagalbai ir palaikymui, tikimybė mesti rūkyti išauga net 3 kartus? Bendruomenės vaistinės siūlo alternatyvą Healthy You paslaugai. Jose galite gauti informaciją ir paaiškinimus apie visus metimo rūkyti privalumus bei patarimų dėl vaistų, kurie gali padėti mesti rūkyti visam laikui. Yra įvairių nikotino terapijos variantų, įskaitant pleistrus, kramtamąją gumą, purškiklius, pastiles, inhaliatorius. Efektyviausia yra derinti 2 tipų priemonių terapiją. Paprastai tai nikotino pleistras ir kuris nors iš greičiau veikiančių produktų, pavyzdžiui, kramtamoji guma, inhaliatorius arba nosies purškalas, skirtas naudoti pajutus potraukį rūkyti. Kreipkitės į arčiausiai jūsų esančios vaistinės komandą jau šiandien. Joje dirbantys specialistai yra pasiruošę padėti ir kartu jūs tikrai galite pasiekti geriausią rezultatą.